Taip. Ką tik tai turėjom labai smagų vakarą, labai nuoširdų, labai įdomų su rašytoja profesorė Laima Vince. Laima, iš tiesų jūsų knygos kalba apie dvigubą identitetą, tiek lietuvišką, tiek amerikietišką. Ir visą tą, čia tiesiog 2 vakarus iš eilės mes kalbėjome apie emocinę atmintį, apie tai, ką mes prisimename, ką mes galvojame, kad prisimename, ir perėmimas tų savo senelių, savo kartos, savo šeimos išgyvenimų. Kaip jūs atėjote šitą vietą, kas jūs užkabino, kodėl šitas klausimas, nes tai jūsų ir akademinė karjera. Taip, tai aš pasakojau, kad buvo keli asmeniniai dalykai, kur mane atvedė, tai iš gyvenimo, tas, kai aš vaikas, būdama augau lietuviškai diasporai, turėjom lietuvišką mokyklėlę, stovyklas, kalbėjom lietuviškai namuose. Mums buvo įkalta į galvą, kad yra graži Lietuva už Atlanto, bet tada, kai pradėjom lankyti amerikiečių mokyklą ir visuomet, kaip pirmą dieną mokyklos, mokytoja paklausė visų vaikučių, iš kur jūs esat, kokia jūsų kilmė, ir tada pagal vaiko atsakymą rodo tas šalis žemėlapį. Ir kai aš pasakydavau, kad mano šeima yra iš Lietuvos, man pasakydavo, nėra tokios šalies. Nėra, prisigalvoji, čia tavo fantazija. Pasižiūrėk į žemėlapį, nėra. Nes žemėlapė buvo Vilnius, Ryga, Talinas buvo įtraukti į didžiulę tokią raudoną Sovietų sąjungą. Tai buvo tokia vaikystės trauma, kad toks suvokimas, toks galvoju, bet kaip čia gali būti, kad mano tėvų, protėvių šalis neegzistuoja, išbraukta iš žemėlapio. Ir tada, kai aš pradėjau savo disertacijos tyrimus, aš perskaičiau, kiek buvo išleista knygų anglų kalba Šiaurės Amerikos autorių, kur turi lietuviškas šaknis, memuarus, poeziją, grožinę literatūrą, negrožinę literatūrą. Ir aš atradau, kad šita tema kartojasi per kitų žmonių kūrybą, kad pavyzdžiui Antanas Šileika apie tai rašo, Daiva Markelytė savo memuaruose apie tai rašo, kad Lietuvos nebuvo žemėlapyje, kai jinai augo ir per visą jos gyvenimą. Ir Algirdas Landsbergis ir taip toliau. Ir aš tada pradėjau galvoti, kad mes esam žmonės, kurie buvom, taip išnykom iš pasaulio žemėlapio. Mano senelis buvo nepriklausomos Lietuvos konsulas, jis buvo diplomatas egzilė. Visus tuos okupacijos metus jis išlaikė konsulatą, išdavinėdavo pasus disidentams, susitikdavo su žmonėm, padėdavo, dalyvaudavo bendruomenės renginiuose. Ir ta mintis, kad Lietuva neegzistuoja, buvo ištaikana sunki. Ir ne tik tai, bet kaip laikui bėgant, buvo keli iš vaikystės ir jaunystės draugų iš diasporos, kurie paskiau labai susirgo depresija arba alkoholizmo. Ir kai jie kapstėsi iš tų ligų, išėjo tokia, kad jie įsiaiškino, kad jie savyje nešiojo labai didelę kaltės jausmą, būtent dėl istorinių traumų, kur atsitiko Lietuvoje, bet kur atsitiko jų tėvams ir seneliams, bet ne jiems. Ir aš tada pradėjau galvoti, kaip tai galėtų būti. Ir tada pradėjau domėtis po atminties teoriją. Tai po atmintis sukūrė Marianne Hirsch. Jinai yra holokausto
aukų vaikas, profesorė Kolumbijos universitete. Ir jinai pastebėjo, kad tarp žydų gimusių jau kitose šalyse, Amerikoje, jinai pati Rumunijoje gimusi, kurių tėvai išgyveno holokaustą, kad jie, nežiūrint to, kur užaugo, kurią kalbą kalba, kad panašiai jaučia, kad neša tokia ir kaltę, kad išgyveno ir neša tokius labai sunkus trauminius prisiminimus. Ir aš tada pradėjau galvoti, kad vis dėlto Lietuva, kuri išgyvenusi tiek daug tokių sunkių istorinių traumų, sovietų okupacijas, vokiečių okupaciją, holokaustą, pokaris, sovietų, visą tą 50 metų sovietų okupaciją, kuri naikino žmogų, paskiau posovietinė trauma. Aš galvoju, kad aš norėjau pritaikyti po atminties prie lietuvių išgyvenimo, bet man buvo įdomu nagrinėti, kaip tas pasireiškia Šiaurės Amerikos diasporai. Gal vienas dalykas, kad aš užaugau toj diasporai, bet kitas dalykas, gal kad gyvendama Lietuvoje, aš supratau, kad Lietuvoje tikrai nedaug žmonių žino, kad ir buvo tokia diaspora. Apie tai nelabai mokina vaikus mokyklose nelabai yra tos informacijos ir vėl mes buvom tarsi kaip išnykę iš Lietuvos sąmonės. Taip, ir tas išnykimas jūsų knygoje, kurią taip pat galėsit įsigyti pas mus knygyne, jeigu aš ją pabaigsiu, tuomet galėsiu tikrai užsakyti. Ir šią knygą galit siūlyti tiek savo nekalbantiems, neskaitantiems lietuviškai vaikams. Jeigu jūs patys norit sužinoti šiek tiek daugiau apie žinomas ir mažiau žinomas pavardės, turime lietuvių kalbą knygą. Ir tiesiog dar vienas toksai klausimas, Laima, nes iš tiesų, kalbant su tiek vyresniais, tiesiog žmonėm išgyvenusiam būtent tas istorinės traumas tokias. Vieni iš tų žmonių būna labiau tolerantiški, labiau atviri, kiti kaip tik būna piktesni. Ar jums teko susidurti su abiejais, ar daugiau? Aš žinau, apie ką jūs kalbat, nes mano tėvas buvo labai traumuotas nuo karo. Ir kiekvienas žmogus kitaip reagavo. Aš labai artimai draugavau visą gyvenimą su Nijole Bražėnaite, Juozo Lukšio Daumanto našlė. Ir jinai yra pavyzdys žmogaus, kuri buvo tokio šviesaus proto ir tokios šviesos dvasios ir pilna meilės žmonijai ir Lietuvai ir kiek jinai davė Lietuvai, jinai dirbdama su Tautos fondu, įkūrė programą, kur atveždavo į Lietuvą, ypač nepriklausomybės pradžioj, naudingų ir labai reikalingų knygų vežė į Lietuvos mokyklą. Labai daug gerų darbų yra padariusi Lietuvai. Ir tai jos gyvenimas yra pavyzdys po trauminio augimo, kur žmogus ir asmeninę traumą išgyvenusi, netekties savo šeimos narių, savo mylimo vyro, bet vis dėlto buvo šviesus, mylintis žmogus, kur darė gero, bet kita vertus yra žmonės, kurie neišlipa iš traumas. Aš manau, kad mano romane Tai ne mano dangus Žygimantas yra pavyzdys žmogaus, kuris nesugeba, neturi tų įrankių susitvarkyti su savo patirtom istoriniam traumom ir pasineria į alkoholizmą. O Marija, kuri irgi išgyvenusi istorinę traumą, jinai po truputį per studijas, per šeimą, jinai po truputį išeina.
Ir per audimą, per meną, jinai tampa audėja. Kadangi jūs pati mokote kūrybinio rašymo ir vienas iš tokių patarimų, kur žodžiu, šiandien mes girdėjome, kad nes iš tiesų mes galim ir nepastebėti, bet dažnai pastebime, kada atvykstame į kitą aplinką, į kitą šalį. Ir staiga pastebime, kad arba tiesiog kažkokia, beskaitant, kad vis tik tai tos trauminės patirties mes turim visi. Ir tiesiog, kad išeiti iš jos, būtent per kūrybą, per kažkokius tokius bandymus, tiesiog bandyti atrasti save per meną, kaip ir iš jūsų... Jo, tai šitoj knygoje Vanished Lands, kur beje, jūs labai teisingai sakėt, kad jeigu dabar jūs gyvenat Anglijoje ir jūsų vaikams yra lengviau skaityti angliškai, šitą knygą gali jiems padėti suprasti savo istoriją ir savo tą istorinį palikimą. Bet kalbant apie rašymą, Samuelis Bakas, kuris yra vienas skyrius apie jį, jis kaip vaikas būdamas išgyveno holokaustą Lietuvoje, Vilniuje. Lietuviai vienuoliai jį ir jo motiną išgelbėjo, bet jis prarado tėvą ir senelius, visą šeimą. Ir jis visą gyvenimą nešė savyje tą išgyvenimo traumą ir traumą dėl to, ką jis pats patyrė. Ir tapydamas visą gyvenimą, bet tuo pačiu, kai jis ėmėsi rašyti savo memuarą, jis nėra rašytojas, jis yra tapytojas. Kai jis parašė visą tą savo gyvenimo istoriją, jis paleido tą skausmą. Ir man atrodo, kad nebūtina galvoti apie rašymą, kad turi būti kažkokia produktas. Aš parašysiu knygą, aš nunešiu į leidyklą ir aš tą knygą atspausdinsiu. Nebūtinai. Rašymas gali būti toks buvimas pats su savim, kaip mąstymo būdas. Tai pasiimti paprastą sąsiuvinį ir paskirti savo 15 minučių, sakykime, nustatyti telefone laikrodį 15 minučių ir tik rašyti visus įspūdžius, kas atsitiko tą dieną, kas mintyse, ką galvojat. Ir tokiu būdu yra tas toksai išėjimas gal iš kasdienybės ir susitikimas su savo pasąmonė. Kitas dalykas, aš pažįstu vieną poetę, kuri kiekvieną dieną, nežiūrint ką, jinai parašo eilėraštį. Tai kaip parašo 360 eilėraščių į metus, gal 14 yra geri eilėraščiai, kur yra verti atspausdinimui, bet mes esam linkę galvoti apie tą rašymo procesą su mintim, kad aš išleisiu knygą, bet rašymas yra daugiau ir kai pagalvoji, pavyzdžiui, per visus amžius paprasti žmonės rašydavo ilgus, išsamus laiškus vieni kitiems. Žinai, jeigu ten giminė gyvena kitam mieste arba šaly, rašydavo ilgus laiškus apie savo gyvenimą, apie savo patirtim. Tai tas sugrįžimas prie tų tradicinių būdų yra labai, labai gerai. Jo. Kągi, kadangi jau vėlus metas, taigi labai dėkoju Jums. Ačiū Jums. Ir tiesiog trumpas, ką palinkėtumėte tiesiog skaitytojams. Kinai turi tokį reiškimą. Perskaityti 10 000 knygų yra tas pats, kaip nueiti 10 000 kilometrų. Kad kai mes skaitom, mes įeinam į kito žmogaus mąstymą, į kito žmogaus gyvenimą. Nei vienas iš mūsų, kiek mums bepatiktų keliauti, nesugebėtumėm pamatyti visą pasaulį per savo trumpą laiką duotą žemėje. Bet mes galim skaityti apie visą pasaulį, skaitimas mus nuveda toli į tolimas vietas, kur gal mes gyvenime realiai niekada nepasiektumėm, arba leidžia mums
įsigyti empatijos kitiems, nes kai skaitai, reikia turėti empatijos personažams. Tai paskiau tas persiduoda į gyvenimą, kad tada natūraliai jaučiam daugiau empatijos kitiems žmonėm, o ypač žmonėm, kurie gal nėra į mus panašus, gal jie yra kitokie. Tai aš linkėčiau visiems skaitykit, kiek galima daugiau knygų ir mėgaukitės. Dėkoju Jums, Laima, labai ir tikiuosi iki kito susitikimo. Gerai, ačiū. Iki.